Ką tu galėtum apie tai pasakyti? Apie laisvę būti savimi. Ar įmanoma būti laimingai, būnant ne savimi? Aš manau, kad tą laisvę būt savimi mes turim maksimaliai pagal savo galimybės, pagal savo turimus rėmus išnaudoti. Nes, žinai, ta laisvė irgi turi kažkokius tai rėmus socialinius, šeimos rėmus ir taip toliau. Ta prasme, laisvėm būti savimi, tai, žinai, nereiškia ten paleistuvauti ar daryti kažkokias tai nesąmonės, kurios nesutampa su tavo vertybėmis, žinai, bet tuose rėmuose, kas tau yra priimtina, maksimaliai būt savimi, aš skaitau, kad tai yra labai, labai sveikintina ir tai duoda to tokio, žinai, relakso. Nes kada žmogus pernelyg susireikšmina, kad va, aš turiu taip atrodyti, aš privalau būti punktualus, aš privalau kažką tai daryti, ir gaunas, kad save taip apriboja, įneša į didžiulį stresą. Aišku, mūsų visuomeniai, taip viskas sudėliota, darbas, turi nevėluoti į darbą, ten nuo 8 iki 5, kas dirba ofisuose ir taip toliau, arba įsipareigojimai šeimai, vyrui, kažkam vaikams, artimiesiems. Bet visuose tose momentuose tu vis tiek gali turėti maksimaliai savo laisvę. Ir tie, kurie sako, ne, neįmanoma, tu manęs nesuprasi, todėl kad mano situacija yra tokia ir anokia, apie ką tu čia kalbi, žinai, tai, ne, žvelgti reikia plačiau. Pagal savo tą rėmelį, kuriame gyveni, pagal savo galimybės, kiek tu gali turėti laisvės ir tą išnaudoti. Ir tada tu supranti, kad jungus tą tokį, žinai, kad aš galiu rinktis, aš galiu atsakyti ne, aš galiu pasakyti taip, kada žmogus visai nesitiki ir taip toliau, tai duoda to tokį gerą jausmą viduje. Nes laisvė būti savimi yra apie pojūtį, žinai, kad aš džiaugiuosi tuo, kad aš galiu išreikšti save. Man atrodo, kad tai yra pats svarbiausias momentas. O ne tai, kad laisvė, ir žinai, labai pastebiu, žinai, kai aš kalbu apie tantrinės praktikas ir jeigu tam kontekste, žinai, išgirsta laisvė, tai čia kai moteris eina per vyrus, čia jos tipo laisvė. Ne, aš kalbu, pavyzdžiui, jeigu tame kontekste tai pasukus, biškį pipiriukų įneškime į mūsų pokalbį iš karto. Ta prasme, kad jeigu mes kalbam apie intimumą, apie poros santykį, tai jeigu moteris visą laiką jaučiasi ta tokia, žinai, kad o ką mano partneris apie mane pagalvos, o kaip aš atrodysiu, galbūt taip nederėtų savęs išreikšti balsu arba judesiu, arba kažkokie odos nelygumai yra, kurie yra pas visas, žinai, tai gaunas, kad tu uždarai tą savo vidinę laisvę, nors kalbam apie tą laisvės arba tą seksualumo išraišką tik tai už uždarų durų poroj, bet net ir ten neduoda savo laisvės. Vakar yra problema. Žinai, papildysiu, kaip čia, net nepapildysiu, apibendrinsiu tave ir pasakysiu taip, kad laisvė ir buvimas savimi nuo atsakomybės už poelgius, nenuojama atsakomybės už poelgius. Jeigu tavo laisvė neša destrukciją tavo fiziniai sveikatai, psichiniai sveikatai arba kitų žmonių ar kitų gyvų būtybių geroviai, kenkia, tai tu už savo laisvę gausi atitinkamas pasiekmes. Bet kita vertus, kai tu save riboji ir kiši į kalėjimą, nes bijai, tai tas ir bandymas atitikti standartus, atitikti lūkesčius, niekam netrukdyti, ten kažkokį teisingą įspūdį sudaryti, yra ne laisvė, o noras kontroliuoti. Netgi taip, žodžiu, kad kuo žmonės labiau save riboja tam, kad kitiems sudarytų atitinkamą įspūdį, tuo jie patys blogiau jaučiasi ir tuo jų santykiai yra feikiniai, falšyvi, ta prasme netikri, nes tu negali sukurti gilaus emocinio ryšio su žmogum, kuris yra nesavim, kuris apsimetinėja, nutyli, tada sproginėja, kaltina už dalykus, kurios ten įvyko prieš 10 metų ir tu jau net neatsimeni, nes nebuvo laiku pasakyti, žodžiu. Aš, žinai, netgi taip dabar pagalvojau apie tą laikotarpį, kai dar dirbau ofise ir tiesiog mėgdavau kartais pastebėti savo kolegės,
kurios kai kuriom dienom norėdavo atrodyti, labai jau tokiom oficiniam, nuostabiom moterim, jos užsidėdavo aukštakulnį, kostiumėlį, žinai, sijonukas, švarkelis. Žinai, kaip moteriai yra, kažkoks tai ovulacijos laikotarpis baigėsi, paskui prasideda PMS-inis laikotarpis ir aš šitą pačią mergą žiūriu PMS-inį laikotarpį, kai atvaro su sportiniam kelniam, su sportbačiais į tą patį darbą, į tą patį ofisą, žinai. Ir atrodo jau tokie belenkai. Ir toks didžiulis kontrastas, žinai, ir taip žiūri, tai buvo čia ta pati moteris. Ir tas didžiulis kontrastas realiai ir parodo, kad jinai nėra ta, kurią dedasi, kada jinai apsiauna tuos špilkinius aukštakulnius, tą kostiumėlį, nes jinai tada, ir keistai atrodo, aš suprantu, kad, kažkur tai ten konferencija, pranešimas, lipti į sceną ar kažkoks super duper posėdis, bet tiesiog eilinė diena, eilinė vadybininkė, žinai, kada apsirengia šitaip, tai tada, kyla tokių klausimų, o kas yra aš, kas kiekvienas iš mūsų esame aš. Aišku, mes moteris tokios esam, biški plaukiojančios dėl mūsų menstruacijų ciklo ir ovulacijos metu mes galim vienaip save išreikšti, to PMS-inių laikotarpį ar per menstruacijas mes būsim tokias tikesnės, ramesnės, niekas mūsų nejudinkit, niekas mūsų nematykit, o kitų laikotarpių štai pažiūrėkit, aš ir iškirptę turiu, ir krūtinę turiu, o kitų laikotarpių manęs nėra, nematykit, nežiūrėkit mane. Tai realiai, net ir tas dalykas, gebėti gyventi pagal savo ciklą arba turėti kažkokį savo stilių ir nebijoti jo išreikšti, net ir tokiuose vietose, kur, gal kažkaip tai būtų nepatogu, aš manau, kad tai yra laisvė. Nes, sakykime, aš paskutiniai moksliniai konferencijai, kai pristatinėjau apie sąmoningą badavimą pranešimą, aš buvau su paprastom, žinai, sijonkelnėm, maikutė, čia skarytė. Aš kadangi propaguoju tą liemenėlės nedėvėjimą ir vasarą kelnaičių nedėvėjimą ir aš taip stoviu ant scenos ir taip galvoju, bet šitie keli šimtai žmonių, ar gyvai, ar online, jie net žalio supratimo neturi, kad aš stoviu tik tai apsirengus, tik tai tas sijonkelnes, maikė ir skarą ir daugiau nieko ant manęs nėra, batai dar. Bet ta prasme, kad tai yra ta tokia laisvė, mano paslaptis, ir jos niekas nemato, niekas nesupranta, bet man toks kaifas, toks kelias, žinai, kalbi ir niekas to nežino. Jeigu nepasaštai. Pareflektuosiu du dalykus, žinai, iš to, ką tu papasakojai, apie tą savo kolegę, kuri ateidavo labai išsičiuščiusi, o paskui ateidavo su treninginiam keliam. Aš tai klausiausi šitos istorijos ir galvojau, kad būti savimi ir ta laisvė būti savimi irgi yra laisvė būti tokia, kaip tu jautiesi tuo metu. Nes man, pavyzdžiui, yra visiškas kaifas puoštis ir man yra visiškas kaifas eiti į lauką su šuniu, atrodant kaip paskutiniai bomžiai. Ir man tai yra kaifas, nes aš galiu sau leisti. Ir aš, žinai, dirbdama su žmonėmis, aš matau kaip tik, kad tie žmonės, kurie visą laiką būna vienodi, visada vienodi, tas pats per tą patį, jie nebūna laimingi ir jie dažniausiai, jiems patiems yra nuobodus jų gyvenimas, nes visą laiką tas pats per tą patį. Jie visada vienodi, viskas yra vienoda ir vienoda. Ir tas vienodumas dažniausiai irgi būna ne iš to, kad tai yra jų tikroji prigimtis, o dėl rėmų, dėl susivaržymų, dėl to, ką žmonės pasakys, kaip žmonės pagalvos. Kaip čia aš atrodysiu, kaip jie mane įvertins, kaip jie mane smerks. Negalima, kad mane smerktų, aš turiu labai visą laiką visiems patikti ir sudaryti kažką. Tai kas šnypštos tave pradėjo laidyti? Čia aš gavau prizą, dovaną ledus ragelyje, man siunčia daug dovanų, aš esu dabar apipilta dovanomis. Ir kai gavau ledus ragelyje, tai čia tik tošas ir geras. Supratau. Tai žiūrėk, aš dar pareflektuosiu į tavo temą, nes, pavyzdžiui, kalbant apie apsirengimą, aš kaip tik mėgstu labai paprastus variantus ir turiu pasakyti, kad tokių ilgarankovių juodų maikių aš turiu gal kokį 10. Tų tokių maikučių ant petnešėlių juodų aš turiu kokį 25 gal, kai kurios biški skiriasi, bet ta prasme aš taip pat
Priprakaituoji, tą metį į skalbyklę, kitą apsirengi, man nereikia sukt galvos, ką apsirengi, nes aš turiu daug vienodų rūbų, yra tam tikri akcentai, kuriuos aš kaitalioju, ten spalvotos jonkelnės, spalvotos skaros, dar kažkas, bet yra tam tikri tokie dalykai, kurie man supaprastina gyvenimą ir man nereikia sukt galvos, kad štai aš čia dabar turiu kažkam įtikti, jog atrodyti biški įvairesnė, ką man sukt galvą. Ta prasme, Bet čia yra tas pats, žinok, tu esi visada vienoda dėl to, kad tu esi tokia, o kitas yra skirtingas dėl to, kad jis toksai. Ir va čia ir yra ta laisvė būti būtent savimi tokia, kokia esi, o ne tam, kad įtiktum arba sudarytum kažkokį įspūdį apie save kitiem. Kai eina iš savęs, o ne dėl to, kad nori sudaryti įspūdį būtent. Taip. Tai tas dalykas yra svarbus. Aš kitą kartą, žinai, kada einu į kažkokius tai filmavimusis, tai maniškis net juokiasi, kad aš turiu čia spintai tokie erdvė, žinai, įvairias spalvės karas ir einu į laivą kitą kartą ten, žinai, kažkur knisaus po daržą, kažką virtuviai tvarkiausi, žiūrėk, čia koks nors kleckas. Sako, tai gal persirengsi, eini į transliaciją. Užsidengsiu su skara. Tai mano laisvė yra tokia. Aš to nesureikšminu tiesiog. Jo, aš irgi, žinai, aš atsimenu save paauglystėje. Nežinau, kaip nutildyti tuos visus garsus, tai okei. Žodžiu, aš save atsimenu paauglystėje, kai man buvo žiauriai svarbu, kaip aš atrodau. Ir man atrodo, galbūt visi žmonės, visi, kurie buvo kažkada paaugliais, turbūt pergyveno tą fazę, arba galbūt dar iki šiol pergyvena, kaip aš atrodau. Ir kaip aš eidavau ir šaudavau visą pamėjusi, bet su mineku, be kepurės, nes tipo kaip aš atrodau, žinai. Tai va, ir paskui, kai augi, ne tik fiziškai kūnu, bet ir smegenimis, kai augi, tai tada pradedi vertinti kitus dalykus. Ir tada galbūt, žinai, ir vėlgi nuo to tokio, kuo esi sąžiningesnė pati su savim, tuo santykis su žmonėmis, kuris sąžiningesnė. Ir tada tuo tavo draugai ir tas ratas, kuris supa tave, yra nuoširdesnis. Ir kadangi tu esi nuoširdi pati su savim, tave supa nuoširdų žmonės, su kuriais tu kuri nuoširdų santykį, tada nebeatrodo, kad tave vertina tik pagal išvaizdą, nes užmegztas gilus emocinis ryšys. Ir santykiai grįsti giluminiais emociniais dalykais, o ne išvaizda. Ir dėl to tada ir pasidaro nebesvarbu, kaip aš atrodau. Kaip svarbu, bet iš esmės tai nėra tas lemiamas dalykas, dėl kurio čia verstis kažkaip per galvą ir kažką tai ten aukas kažkokias tai daryti. Bet būtent dėl to, kad viskas yra nuoširdu ir dėl to, ta prasme, kam aš nepatinku, nieko tokio. O kam aš patinku dėl kažkokių daugelio galbūt dalykų, ne vien tik dėl išvaizdos. Aš manau, kad tie dalykai, ką tu paminėjai, tas nuoširdumas, gal nuoširdumas savo, kad darai kažką, kaip tavo vidus veda, tai iš esmės yra labai, labai, tam tikrą prasme, netgi kiekvienos situacijos netgi lygiai gretu tam terminui laisvė, ką mes šiandieną nagrinėjam, nes jeigu tu darai kažką, tai kad, aš taip noriu, tai yra mano pasirinkimas, tai vadinasi, tai yra mano laisvė. Nesvarbu, kitiem tai patinka, nepatinka. Žinai, kitą kartą žmonės sako, aš tai bijočiau į kokį live transliaciją išeiti, aš prisibijočiau ten vienokią ar kitokią temą kalbėti, nes mano temos aštrios, turiu omeny, kad tantrinės praktikos arba sąmoningas badavimas, žmonės bijo heito, kažkokio tai pasukimo į neskanę pusę, žinai, kad čia kažkas tai kažkaip tai atsilieps neigiamai ir čia kaip dabar bus. Bet realiai, jeigu tu tiki savim, tiki savo keliu, galbūt misiją, tai eini, darai tam tikrus dalykus, kurie tave veža ir nesvarbu, žinai, kokia ten ta gali būti reakcija kitų. Aš turiu omeny, kad jeigu didžioji dalis tave palaiko ir atsiranda vienas gnyda, tai... Žinai, man dabar čia kaip tik tiesiog reaguodama į vieną iš komentarų, vienas iš komentarų buvo, tipo, tu viena, kad tarsi tai būtų kažkoks tai ten, nežinau, gėda,
kažkokia, tai dėl ko aš turėčiau čia gėdintis ir blogai jaustis ir kažkokia nevertinga jaustis, žinai. Ir aš atsakydama į tą komentarą atsakiau, faktus pateikiau, žinai, kad iš esmės, iš tikrųjų, tyrimai buvo atlikti ir labai daugelis psichologų apie tai kalba, kad išsiskyrusi moteris yra laimingesnė arba vieniša moteris yra laimingesnė negu vienišas vyras. Ir labai diskutuojama šita tema, iš tikrųjų, psichologų bendruomeniai diskutuojama, kodėl. Ir tai didelė, čia tiesiog be jokio heito, tiesiog, žinai. Bet, nesmė, žodžiu, aš ten padariau tą video. Ir, o Dieve, kaip pasipylė komentarai. Ir aš dar svarbiausia sakiau, kad su kai kuriais vyrais išsiskyrusios moteris, kaip tik atkreipiau dėmesį, kad video, kad tu kalbėjai būtent apie tokius emocinius smurtautojus, kurių pakankamai yra. Taip, žinai, ir kai pasipylė ten, o Dieve, to prasme, ten kaip tik tai nenorėjo, ten jie visaip, kaip bandė mane ten žeminti, sutrinti, ten visai su šūdais maišyti ir taip toliau, žinai. Ir žinai, yra tas, aš taip paskui, šiandien dar draugė sakiau, šitas visas reikalas, jisai labai gerai padeda pasitikrinti, koks mano santykis su savim, ką aš žinau apie save ir kokioj vidiniai tiesoje gyvenu. Jeigu aš skaitau ir trigerinuosi į tuos komentarus, vadinasi, kažką čia dar savyje nepradirbau. Bet jeigu skaitau ir akivaizdžiai matau, kad jie tai komentuoja apie save, o ne apie mane, nes jie manęs nei pažįsta, nei žino, jų visi komentarai yra arba vulgarūs, arba žeminantis išvaizdą mano ir visai kaip demonstruojantis, kad aš tau nepatinku, tu man 5 labiau nepatinki ir maždaug tu ką čia tavo nuomonė man nerūpi. Bet tai yra viskas, žinai, ta prasme, tai ne apie mane, tai apie juos. Ir ta laisvė būti savimi ir būti tiesoje su savim ir padeda atskirti, kas tu esi ir kas tu nesi. Ir jeigu kas nors ten lieja savo vidinį šūdą ant tavęs, tai čia jų, o ne tavo. Taip, kas liečia santykius, yra tas toksai, net sakyčiau, toks priimtinas šabloninis mąstymas, kad geriau būti poroj su bet kuo, negu būti vienam arba vienai. Nežinau, iš kur tas velkasi, iš sovietmečio, iš pokario gal kažkokių laikų, kur vyro trūkumas buvo, žinai, po karo. Ir tada, žinai, buvo tas toksai, kad visa buitis, ūkis, ant moterų pečių, o reikia ir šarti dirvą, ir bulves pasodinti ir taip toliau, reikia vyriškų rankų. Ir geriau tada bet koks negu jokio, nes kitaip neturėsi iš ko pavalgyti. Bet praėjo šitą nuostatą. 100 metų praėjo, tai palauk. Tai kurgi, ta prasme, tas jau yra praėjęs. Šita nuostata yra. Šita nuostata yra ne tik, kad iš pokario laikų, žinai, kai jo trūko vyrų ir trūko tiesiog darbo jėgos realiai. Bet šitas požiūris yra iš viso iš tų laikų, kai moteris buvo daiktas, o ne žmogus, kuri moteris neturėjo jokių teisių ir neturėjo iš viso nei gerbėm, iš viso nulis buvo, nulio vietoje. Vat iš tų laikų moteriai būti vienai buvo tiesiog tas pats, kaip būti prostitutė arba būti ubagė, arba gyventi ten kur nors ant kampo ir visą gyvenimą dirbti, žinai, kitiems už dyką, už maistą, už pastogę. Tai taip, tada, tais laikais moteriai vienintelis būdas, kaip buvo išgyventi, buvo jau geriau už bet ko, negu tik gink Dieve ne vienai. Bet kaip tu ir sakai, jau tai ačiū Dievui, prieš 100 metų Lietuvoje jau leista buvo moterims atidaryti savo sąskaitą banke ir balsuoti. Prieš 100 metų. Bet žinai, kai pasižiūriu, per 100 metų jo ir pasistumėjome, bet ir tam tikrose vietose stovim vietoje. Aš sakyčiau, čia gali paimti ir skirtingą laikmetį, skirtingas vietas, kultūras. Vikinginėje kultūroje, kas būtų 9-12 amžius, moteris turėjo daug teisių, moteris galėjo išsiskirti, moteris galėjo išeiti pas kitą vyrą ir nebūti smerkiama. Vyrai išplaukdavo užkariauti kitų šalių, turtų plėšti, ne vikingai. Tai tuo tarpu moteris turėdavo namų raktus, viskom rūpindavosi, ūkių, vergais ir taip toliau. Kuršių kraštas, tai mūsų Lietuvoje tas pajūrio zona, tai jie buvo
tokie tvirti žmogeliukai, kurie kartais ir vikingus nuplaukdavo apiplėšti. Ir kuršių moteris pakankamai irgi tvirto būdo buvo ir sakykime, toj mažosios Lietuvos, jeigu muziejų aplankius, galima matyti, kad ir tos jau 19 amžiaus tautinius rūbus, prie kurių yra toks kaip rankinukas, žinai, prie prijuostės. Jeigu įmant ten aukštaičių, žemaičių tautinius rūbus, prijuostė ir tiek. O mažoji Lietuvoje rankinukas. Kodėl? Todėl, kad visos babkės, visi raktai buvo pas moterį. Todėl, kad vyrai išplaukdavo žvejot. Taip, kad, kaip kurią lokaciją paimsi, kaip kurį laikmetį paimsi, negali sakyti, naujovė, moteris turi lygias teisės. Kaip tu kurią šalį paimsi ir kaip kurį laikmetį. Buvo laikmetis, kada moteris buvo deginamos ant laužo vien už tai, kad jos kažką tai pasakė, ar buvo pernelyg gražios, ar pernelyg gerai išmanė fitoterapiją, gydymą žolelėmis. O iš kitos pusės, žinai, gali imti ir visai šviežius atvejus, kada moteris neturėjo pasirinkimo teisės ir mano močiutė irgi, jinai buvo 16 metų ir ją tiesiog ištekino už daugiau nei 10 metų vyresnio vyro, todėl kad, nebuvo darbo jėgos, jau tėvai buvo seni ir reikėjo, kas ūkį prižiūrėtų. Ir tai visiška norma buvo. Tai jo. Jo, žinai, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus pagal save prisitaiko faktus, kuriuos mato aplinkui. Tiksliau, kitaip tariant, žinai, yra labai daug visko ir praeity buvo labai daug visko ir dabar vyksta labai daug visko, bet kiekvienas žmogus iš tos visumos ištraukia kažką tai ir sako, va, štai tau. Va, žiūrėk, matai, va tau įrodymai, faktai. Ir čia labai geras tavo pavyzdys, žinai, kad taip, buvo tikrai šalių, kuriuose moteris neturėjo absoliučiai jokių teisių ir po šiai dienai dar vis yra tokių šalių. Girdėjau kažkaip tai neseniai girdėjau, bet dabar nebeatsimenu, ar čia apie šiuos laikus, ar apie kažkokius senovinius laikus, bet girdėjau, žodžiu, kad ar turbūt gal arabų šalyse kažkur tai, kažkas tai tokio, žodžiu, kad moterį išprievartavęs vyras teisiamas už kitam vyrui, kito vyro turtui padarytą žalą. Svetimą žmoną arba dukrą išprievartavęs vyras teisiamas už padarytą turtinę žalą kitam vyrui. Ne už žalą moteriai, ne už fizinį smurtą, o už turtinį nuostolį. Žinai, kaip patriarchatas. Tai žodžiu. Geriau taip, negu kad visai būti nenubaustam, šiaip jeigu taip imti iš dviejų blogybių, žinai. Ir čia aš matau fainai, kai žiūrovai įsitraukia į mūsų pokalbį ir pakomentuoja į temą, tai matau, kad Renata dar pakomentavo, kad šitas rankinukas mažoji Lietuvoje buvo vadinamas delmonais vadinasi, sako. Tai ačiū iš patikslinimą, nes jau buvau pamiršus pati. Tas prie prijuostės kabinamas, toks rankinukas iš silikijos. O pas tave šeimoje, kas delmoną nešioja? Aš sakyčiau, dabartiniuose santykiuose mes esam lygiaverčiai su vyru. Matyt, sąmoningai man norėjosi pasirinkti žmogų, kuris būtų lygiavertis arba tvirtesnis, į kurį galiu atsiremti kaip į sieną, nes prieš tai buvusiuose irgi 10 metų trukusiuose santykiuose, tai aš buvau šeimos galva ir kaklas ir kur pasuksi bus taip, kaip aš noriu ir aš buvau tas, kuris uždirbo dvigubai daugiau ir kurio buvo sprendimai. Bet po kurio laiko, kadangi tai, sakau, ilgai trukęs dalykas ir ten, žinai, nuo paauglystės pradedi draugauti, paskui augi kartu ir vystaisi ir vienas kažkaip atsilieka vaiko statuse, o kitas nupėdina į priekį, tai aš tą dalyką jaučiau, kad aš jau buvau su tuo rankinuku delmonu. Bet realiai tai, sakykime, dabartiniuose santykiuose, tai mes tikrai lygiaverčiai galim pasakyti, tose būtiniuose dalykuose tarsi pasiskirstę, už ką atsakingi, kas už daržą, kas už sodą, kas už
tam tikrus būsto dalykus ir taip toliau. Ir atitinkamai gali turėti balansą. Bet dažnai pas mane yra tas viduj toksai, žinai, pakankamai tokia anarchistiška asmenybė ir vikingiška moteris, kaip mano vyras sako. Bet, sako, gerai, eik sportuok, štangas kilnuok, sako, kada pasensiu, sako, galėsi kilnuot mane. Tad viską Jo, žinai, aš galvoju vis vieną. Tai taip, bet aš vėlgi grįžtu prie to, nuo ko mes ir pradėjome, žinai, apie tą tikrumą, apie tiesą savo, apie save. Ir tada, kai tu esi tiesoj su savimi ir kai tu girdi save ir priemi save tokią, kokią tu esi ir pažįsti, dar svarbiausia, kai žmogus nepažįsta savęs, tada jisai labiau klausosi, ką jam sako kiti. Ir tada kiti mielai patarinėja, tu turi gyventi taip, tu turi santykius kurti tokius, tu turi taip atrodyti, tu turi tą daryti, tu turi nedirbti, tu turi dirbti, tu turi tarnauti vyrui, ne, vyras turi tarnauti tau. Ir tada, kai žmogus negirdi savęs, neįsigilina į save ir nesusipažįsta su savim, su savo, kas aš iš tikrųjų esu, tai tada ir blaškos, ir bėgioja. Pala, man čia vienas tą sakė, oi ne, dabar man kitas kitką sako. Tai kur tada yra tiesa? O tiesa yra tavyje. Koks tu žmogus esi, tokia ta tiesa iš tikrųjų ir yra. Ir niekada nesukursi harmoningų santykių, vėlgi tų gilių, tikrų santykių niekada negalima sukurti, kai tu nesi savim. Tada visi santykiai yra netikri, kai tu netikras. Jo, nes tada feikini visame kame ir tas žmogus niekada nežino tavo tikrų norų, jausmų, pojūčių, čia bet ką paėmus, tiek bendravimą ten kokioj virtuviai, tiek lovoj. Ta prasme, moteris nugyvena 10 mečius poroj, atvažiuoja pažiūrimas mane į tavo meilio stovyklą, sėdis žiūri įsižiūrėjusios į skaidrės apie moters intimę anatomiją ir sako, blin, aš to nežinojau apie savo kūną, ten jai, pažiūrėjau, jau virš 50 ir sako, man atradimas, kad mano kūne tai yra, su kuo tai susiję ir taip toliau, tai, jo, visada yra reikalų tiek su savim, tiek poroj, bet kuo mes esam nuoširdesni, kuo daugiau laisvės leidžiam savo rinktis tai, kur mūsų širdis traukia, o ne kad turi būti taip ir ne kitaip, tuo mes patys geriau jausmės. Pavyzdžiui, yra moterų, kam patinka ir jom tiesiog vienom yra primesta, kad į ofisą turi eiti pasidažius, o kitom tiesiog jos taip jaučiasi gražius, jom tai yra faina, jom tai yra kaifova, okei, tegul dažosi, žinai. Dažnai nėra taip, žinai, kad va, ten tos prisimaliavojusios, tai jau ten tos pataikauja kažką. Nebūtinai, kai kada būna jos tokias net sąmoningai jom eina iš vidaus, kad aš to noriu. Ir tada aš niekada nesmerkiu, žinai, čia viena bičiulė šiandien užvedė temą, sako, ką tu galvoji apie tos botokso į kaktą prisileidusios moteris, sako, ar pas tave atvažiuoja į stovyklą. Jo, sakau, būna kokia viena, maksimum 2 iš 20 žmonių, žinai, bet, nieko aš jam nesakau, nori, tai tegul tą daro, žinai, tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, to žmogaus laisvė rinktis. Ir tik tai jo yra žinojimas, kodėl jis tai daro. Ar dėl to, kad pačiam faina, ar dėl to, kad atitiktų kažkokį tai šabloną, kad gautų daugiau pagyrų, laikų socialiniuose tinkluose, ar kažkaip tai vyrų dėmesio, ar gautų pagyrų, oi, tu atjaunėjai, tu pagražėjai. Ta prasme, tai yra, gal skirtingi netgi motyvai. Tai, kas gražu man, nebūtinai gražu kitam ir atvirkščiai. Tai aš skaitau, kad turi būti visame kame laisvė. Čia kaip ir, žinai, mano ta tema, kur vasarą skamba garsiai apie 30 dienų be liemenėlės mano projektą, ten 10 000 moterų susibūrusių yra ir būna, žinai, kas nors pasigauna tą mano video, šiaip yra pas mane ir TikTok'e ir kitose socialiniuose tinkluose video, tai gali drąsiai pasižiūrėti šitą temą. Tai ten arti 200 000, žinai, peržiūrų tas šiųmetinis video. Ir prasideda ta košė makalošė, kad oi, tai kaip čia galim be liemenėlės, jeigu didelė krūtinė, tai tu niekada nesuprasi, čia negalima ir taip toliau.
Aš jam tada sakau, palaukit, blin, aš iš nieko netėmiau tos liemenėlės, aš tik pasakiau, kad moteris turi teisę rinktis ir nestumkit ant tų, kurios yra be liemenėlės, nes tai yra jų pasirinkimas ir netgi iki C ir kai kurios iki D dydžio renkasi būti be liemenėlės, atrodo gerai, pasirenka prigludusią maikutę, jom yra patogu. Tai kam ant jų stumia? Aš suprantu, kada yra itin didelė krūtinė, ten G, H dydžiai, ten aš nuo galvos dydžio vieno krūtis. Aš suprantu, kad tai yra tie atvejai, kada reikalinga papildoma parama. Bet daug moterų turi iki C, iki D dydžio krūtinę ir jos gali turėti laisvę tą rinktis. Būt su liemenėlė, būt be liemenėlės. Bet ne, visuomenė pagauna tą tokį, kažkas pasakė, kad galim būt be, nu čia kaip, tai tu plika tada per gatvę, jeigu jau be liemenėlės. Nu pardon, per tą 10 metų, kiek aš jos nedėviu, niekas manęs gatvėje nesustabdė ir nepaklausė, kodėl be liemenėlės, kvadratinėm akim nespoksojo ir pirštais nerodė, vadinasi aš apsirengiu taip, kad to net nesimato. Nu, tavo prasme. Jo, ir aš, žinai, klausau tavęs. Ir apskritai visą tai, ką tu darai, tu kalbi apie intimius fiziologinius dalykus, žinai, apie kuriuos yra tabu kalbėti, tabu galvoti. Ir prisimenu tą moterį, kur sakei 50 metų, o savo anatomijos, lytinių organų anatomijos nežino ir pirmą kartą išgirdo. Tai mano yra iš kitos pusės, aš matai, kadangi tvarkausi su emocijomis žmonių, tikrai labai irgi dažnai susiduriu su žmonėmis, kuriem yra tabu pasižiūrėti į save. Jie nenori žiūrėti, jie bijo žiūrėti ir gėdinasi, kad ten kažką tai pamatys. Tai vat ir irgi lygiai tokia pati stigma, kai tu kalbėjai apie vaikščiojimą gatvėje be liemenėlės ir ką čia pasakys ir iš karto smerkimas iš kai kurių eina. Taip ir iš mano pusės irgi, žinai, toksai, kad jeigu tvarkosi savo vaikystės traumas, jeigu tvarkosi savo savivertę, vadinasi, yra psichas, durnas ir tau galvoj negerai, nes man tai gerai, nepaisant to, kad šudini santykiai, nerealizuoja savęs iš vis jokioj veikloj, leidi laiką prie teliko arba skrolini ištisai TikToką, nes bėgi nuo gyvenimo, kurio nesugebi susitvarkyti ir pasidaryti, kad jisai būtų fainas, žinai. Nu tai va, tai tas pats, nu, bet kur ir tavo komentuotojai irgi komentuoja iš savo požiūrio siaurumo. Ir mano komentuotojai arba tokie žmonės, kurie stigmatizuoja tuos, kurie tvarkosi save, irgi tai daro iš savo požiūrio siaurumo ir baimės būti savimi. Vėlgi, toks paradoksas, žinai, kad tada, kai tu iš tikrųjų gerai jautiesi savimi ir pažindama save, tada viskas atsistoja vietas ir apskritai tada labai daug kur gyvenime pradeda reikštis harmonija. Jo, visiškai tai pritariu tau, kad tiesiog tas savęs klausimas labai, labai daug ką duoda. Tiek apie fizinį kūną, tiek apie emocinį kūną, aš manau, kad čia įvairiais kampais galim pasižiūrėti. Tai kas vis tik tai laisvė tau būti savimi, Asta? Žinai, toks geras labai klausimas, žinai, kas man yra laisvė būti savimi. Turbūt kūryba, pas mane nėra tos konstantos, aš nuolatos keičiuosi ir man labai yra smagu stebėti, kaip mano gyvenimas sukasi tomis spiralėmis ir aš po kažkiek tai laiko grįžtu į tą patį vingį, bet jisai jau iš aukščiau aš matau ir iš naujo analizuoju, galbūt patiriu kažką panašaus, bet su kitu suvokimu. Man labai patinka gyventi iš tikrųjų, bet man labai patinka gyventi dėl to, kad aš ieškau, tyrinėju, atrandu. Ir dar, žinai, pasakysiu, aš ilgą laiką, kaip ir visi normalūs žmonės, labai bandžiau būti tokia, kaip reikia būti. Padaryti, kad viskas tvarkingai būtų, kad būtų normalus darbas, kaip reikia, išsilavinimas, kažkoks diplomas, kad būtų, kad kažkokia karjera būtų, kad santykiai būtų, jau geriau, antra pusė, nesgi kad viskas būtų standartiškai. Ir kai viskas stengiausi daryti taip, kaip reikia, buvau siaubingai nelaiminga ir visiškai, blogai. Tiesiog grįždavau iš tragedija, buvo negyvenimas, absoliuti tragedija. Nuolatos depresyvios nuotaikos, apatija, neviltis.
Nu, žodžiu, tragedija buvo. Ir dabar, žinai, kai aš labai kuriu, realizuoju save, ieškau, darau, veikiu, daug ką darau, žodžiu, aš suprantu, kad aš visą laiką buvau savimi. Aš visą laiką buvau savimi ir niekada aš taip ir nepasikeičiau ir net nereikia keistis. Ir vienintelį dalyką, ir ne vienas žmogus, kuris sako, va, ieškau savęs, tu niekada savęs nepameti. Niekada nebuvo nei vienos dienos, kad būtum pametęs save. Ką reikia ieškoti, tai reikia ieškoti, kaip išreikšti save. Ir tų saviraiškos tų būdų yra labai daug. Ir kuo tu daugiau tų saviraiškos būdų atrandi, tuo geriau jautiesi. Tai va, turbūt laisvė būti savimi, tai ir yra su laisvė ir įkvėpimu ir džiaugsmu ieškoti, kaip save išreikšti. Dar ir taip, ir kitaip išreikšti. Ne, pabandai, čia ne mano. Tada eini kitur, o čia jau mano. Nu, va Tai aš taip, manau, kas tau yra laisvė būti savimi? žmogus ne tai, kad save pameta, kaip tu išreiškiai, bet aš manau, kad tas, vat, kai pasako, aš ieškau savęs, kaip aš tai matau, labiau ne tai, kad pametęs, bet kad tas savo tikrasis aš, jis paslėptas, nu, ta prasme, įsivaizduok, žinai, nu, nežinau, dabar kėdę matau, dažnai daug kas turim įprotį, drabužius vis panešioji, numeti ant kėdės, nes tas drabužis nei tai dar į skalbenkę nedėt, bet ir išvarę drabužių spintą dar nedėt. Ir taip dauginasi ant tos kėdės tie rūbai. Ir kažkurio momentu galvoju, o kur ten tas ar anas mano drabužis, o jis ten jau pakastas. Ir tau ne tai, kad reikia, žinai, vat, ieškau savęs, tai kaip to drabužio, žinai, reikia sluoksnelis po sluoksnelio nuo tos kėdės nuimti, išsiskalbt galbūt, kad suvokt, kurgi yra tikrieji tie mano norai, o kur yra tie primesti šablonai. Nes, sakykime, sakau, aš tokia pakankamai, žinai, neformalė, visą laiką buvau mokykloje, paskui universiteto laikais, nu ir po bakalauro baigimo, jau kai įsidarbinau į ofisą, viskas prasidėjo suaugusio žmogaus gyvenimas, štai man reikia kažkokį švarkelį turėti, nu gal bent jau, žinai, auskarą iš palūpio arba iš liežuvio kartais išsivertinais, arba, žinai, nu tokie, žinai, bandai kažką tai atitikti. Dabar aš auskarų šiaip iš vis nenešioju, bet aš tik tai įvardinu, kad pakankamai alternatyvi buvau. Ir bandydavau, gal čia, žinai, nesu kerzais eiti, gal čia reikia kažkokius tai dailesnius batukus. Ir ten man mama buvo pradėjus knist protą, kad tau reikia bent biškį, kad ant kulno būtų bent tiek, nu taigi moteriška kojytė gražiai atrodys. Ir aš visą laiką, nesvarbu, kad aš ten kokius 8 metus tam ofise atidirbau, aš jausdavausi kaip kažkokia tai karvė ant ledo, ant tų, kad ir tokio kulniuko, bet aš visada jausdavausi nestabiliai ir nepatogiai. Ir aš bandžiau įeiti tą vat kažkokį tai vat ofisinį šabloną, kad, nu, turėtų būti taip, nes taip daro suaugusios moteris, vat norėčiau karjeros laiptais lipti, nu tai kaip čia dabar, jeigu aš ateisiu su kažkokiais tai ten, žinai, tokiais alternatyviais gatvės drabužiais, tai kaip į mane vadovai žiūrės, nu bandai kažkaip tai pasitempti. Nu, ta prasme, aš suprantu ir nesakau, kad ten reikia belenką rengtis, jeigu vadovai yra kažkokie tai konservatyvesni, tai, nu, surasti kažkokį auksinį viduriuką. Bet aš noriu pasakyti, kad paskui, kai aš grįžau prie plokščia padžio bato, ta prasme, nebūtinai prie kerzų, bet tiesiog, kad numečiau tuos visus kulnus, koks džiaugsmas, kaip gerai. Ir tada toksai, žinai, kodėl aš tą bandžiau kelis metus daryti. Nes tai buvo primesta įkalbėta, kad, nu, taip turi būti, nes, nu, va, tu suaugusi, ten 20 kelių metų, nu, ir dabar, žinai, dabar man arti 40. Ir aš neturiu nei vieno aukštakulnių batų, visi yra plokščiapadžiai, iš vis perėjau prie barefoot batų, tai yra kada platesnė tokia pėdos priekinė dalis, kada pirštai būtų neužspausti. Aš sijonų iki kelių turiu gal tik 1 ar 2, visi jie yra ilgi, tai kad man irgi bandė įtikinti, kad, nu, va, tau reikia dažniau nešioti, o mano figūrai su mano blauzdom, nu, blin, netinka.
Nu, netinka man tie sijonai iki kelių, kad ir ką tu nori padaryk. O kai aš esu su sijonu iki žemės, milijonas komplimentų, dabar aš pati gerai jaučiuosi, aš gražiai jaučiuosi, aš gražiai atrodau, tai kodėl aš turėčiau tada nešioti kaip visi iki kelių, jeigu mano figūrai tai nėra tinkama apranga. Tai reikia rinktis tai, kas tau tinka. Nu tai va čia iš to paties, žinai, laisvė rinktis, bet kada moteris, pavyzdžiui, itin apkūni ir jinai nori įtilpti į tas tampres timpas, kurios yra tokios populiarios, kur nešioja gyslos, nu ant jos niekada negražiai atrodys. Dabar, bet jinai pasirinks kitokį rūbą, kuris bus šiek tiek paliemenuota, suknelė su laisvumu, nesvarbu, tai jos papildomų kilogramų, jinai atrodys žaviai, gražiai, nuostabiai, sulauks krūvą komplimentų. Tai va, čia kaip laisvė pasirinkti savo rūbą perkeltinė prasme, netgi taip sakyčiau. Jo, čia neįstas laisvė būti savimi, tai vėlgi galima sakyti, nu, tipo, va, man yra patogu ten su tampriam tom timpom, ne, ir man vieno, arba ten belenkaip aš atrodo, žodžiu, ir jūs, kaip yra, žinau, Lietuvoje tas nepriimtina, bet užsienyje yra, nu, normalu eiti pusryčiauti, pietauti tenai su pižama. Tai, žinai, ta laisvė, nu, vienu žodžiu, nu, ta prasme, to pasakysiu, pamečiau pati net mintį, ką aš norėjau pasakyti, žodžiu, kad laisvė, bet, žodžiu, aš, žinai, bet taip pasakysiu, jeigu tu renkiesi laisvę atrodyti baisiai, tai tada, nu, ta prasme, baisiai, tai turiu omeny, kad rengtis ne tavo figūros rūbais, neprisižiūrėti savęs ir ten nesiprausti ir skleisti kvapą, ar ten, nežinau, nesiplauti dantų, ar dar kažką daryti. Tai irgi yra laisvė būti savimi, ne? Bet tada žmonės irgi turi laisvę į tave reaguoti. Nu, nes kiekvienas, kaip tu turi laisvę būti savimi, taip ir kiekvienas žmogus turi tą laisvę būti savimi ir išsakyti savo nuomonę. Bet paprastai tokie žmonės, kurie savo laisvę bado kitiem akis, nu, žinai, kaip paima, kaip šuniukus, toks žiaurus ganėtinai būdas, žinai, nu, šiaip dabar kažkaip tai galvoju, anksčiau irgi tą praktikavau, bet labai man toks nehumaniškas būdas, kaip šuniuką arba kačiuką atpratinti sisioti kažkokioje vietoje, tai paimti ir nosį pabaksnuoti. Turbūt iki šių laikų labai populiarus būdas, kaip tipo atgrasyti. Tai bet yra tokių žmonių, kurie va tą savo laisvę, bet taip ir baksnoja kitiems žmonėms į nosį. Ir tu privalai vis vieną mane mėgti, tu privalai mane priimti, tu privalai, nes aš esu tokia. Ir va būtent tie toksiški žmonės, jie yra nemalonus, jie yra atgrasus ir jie yra nuodingi, bet jie vat būtent ir grindžia, kad va, aš esu tokia ir tu turi mane tokią priimti ir čia aš nieko neturiu keistis. Tai vat tiesiog, va, žinai, apie tos rūbus tu labai gražiai papasakei, kad laisvė nelygų, bet jeigu tu nepriemi tiesos apie save, tai tada renkiesi rūbų ir rūbus renkiesi tokius, nu, tipo, pagal savo laisvę suvokimą, bet ne pagal savo figūrą ir ne pagal tai, kas esi. Nežinau, čia ar aiškiai galutinai tą mintį išsakau, kad ta laisvė nelygų. Tu gali atrodyti belekaip ir sakyti, kad čia yra mano laisvė, o gali pripažinti savo tiesą ir rengtis, gyventi, elgtis pagal tai, kas iš tikrųjų esi, o ne, kaip sakant, priimkit mane ir nieko aš nekeisiu. Va, laisvė be kraštutinumų, neištariu to žodžio, Mėnulio magija sako. Oi, o dar komentuoja, kad jau UK pižamas uždraudė parduotuvėse, negirdėjau. Tai va. Kavinėse neuždraudė, tik parduotuvėse. Ai, ta prasme, ateiti parduotuvę su pižama ar nusipirkti pižamą? Įdomu, kad čia turi būti. Ne, ateiti į parduotuvę. Nes UK, man atrodo, ir yra šitas paprotys, kad ten savaitgalį ryte visos šeimos su pižamomis eina ten pusryčiauti kažkur tai. Tai va. Tai pižamas uždraudė parduotuvėse, galbūt. Nežinau, šitą negirdėjau dar. Ne, nu, žinai, jeigu kažkokia tai kaip problema pasidaro, tai tada kaip ir suprantama. Čia kaip ir, žinai, apie tą laisvę, kaip tu paminėjai,
ji yra gerai tol, kol ji niekam nekenkia ir nesudaro kažkokių tai problemų. Čia kaip ir panašiai apie šiuolaikinį jaunimą kalbama, nors jau mano kartoj, kada į mokyklą eidom, jau irgi sakydavo, jūs tai va, to, kur buvo ankstesnis jaunimas, tai buvo tvarkingesni, pareigingesni. Bet apie dabartinės kartas vaikus tai kalbama, kad jie žino labai daug savo laisvių, bet nežino pareigų. Tai va čia irgi vienas iš tų tokių kraštutinumų, kada, žinai, kalbam apie laisvę, galbūt netgi laisvės konceptas skirtingų kartų žmonėms turėtų būti paaiškinamas skirtingai ir tas suvokimas jisai turėtų būti skirtingas. Nes bėda, kad tie, kam kliuvo griežtesnis auklėjimas, nebūtinai augę sovietmečiu, bet galbūt tiesiog jų tėvai sovietiniai tokie ir juos visą laiką labai spaudė ir jie tokie, žinai, kažkokie užsispaudę savy ir jiems reikia akcentuoti tą laisvę, kad jie pagaliau išsiskleistų. O yra tokių, kurie pernelyg toj laisvėj, tiek internetiniai laisvėj, tiek visoj kitokioj, čia kad ir ką be paėmus, sakykime, tą pačią pornografiją, jinai mano vaikystės laikais buvo sunkiai prieinamas pakankamai dalykas, dabar bet kam, kiek tau ten metų bebūtų, keli mygtuko paspaudimai ir gali matyti atitinkamus vaizdus. Ir tarsi laisvė, bet to pačiu gaunasi sugadintas mąstymas, kas liečia tą seksualinę plotmę, gaunasi, kad žmogus vis tiek neturi savo balanso, pasitenkinimo, nuoširdumo santykiuose, nes įsivaizduoja, kad turi būti taip, kaip tuose filmuose, arba moteris turi atrodyti šitaip ir ji tada eina darytis labioplastiką, balintis įvairias ten vietas, žinai, kad atspalvis būtų vos ne kaip veido. Tai, kyla daug klausimų. Tai, ką reiškia ta vadžiai laisvė tokiam žmogui? Tai jam tada reikėtų kaip tik akcentuoti, kad eiti į nuoširdumą, žmogiškumą, santykį su kitu žmogum, o ne tai, kad man laisvė, ta prasme, čia aš nenoriu liesti ten kokios LGBT temos, kuri, kiek girdėjau, tarp moksleivių tampa aštria dilema, kada jiems atsiranda noras, tai gal aš vis tik noriu būti berniuku, o nebe mergaitė. Po metų dar 3 sako, ne, tai čia šiaip tik tai buvo man užplaukę, tai gerai, kad nepasikeitė tie dalykai. Tai tam tikros aštrios temos ir irgi gali sakyti laisvė, žinai, ir kai žmogus tame kontekste išgirsta žodį laisvė būti savimi, jam tada akis kvadratinis ir sako, eikit jūs su savo tom laisvėm. Tai labai priklauso, kokiam kontekste kalbam, su kokiu žmogum kalbam ir kurios kartos netgi atstovų, ar ne, kaip tu galvoji? Jo, aš tai galvoju, kad vėlgi ta laisvė yra neatsiejama nuo pasekmių. Tu gali būti laisvas, bet tu turi žinoti apie pasekmes savo laisvės. Ir tada laisva valia tu renkiesi ar vieną, ar kitą. Ir kai tas perspaustas, tas toksai laisvumas, kad jo, tu gali, vaikui nenori eiti miegoti, prašau, neik miegoti. Nenori daryti namų darbų, prašau, nedaryk namų darbų. Nori ten savo mokytoją ant 3 raidžių siuntinėti, prašau, siuntinėk, tai yra tavo laisvė. O kokios pasekmės? Nėra pasekmių. Ir tada ta laisvė be pasekmių, be suvokimo apie pasekmes, jinai pasidaro nebe laisvė, o destrukcija. Jo, slidus reikalai, sakyčiau. Čia pas tave miauksi girdžiu, ar ne? Tai aš nežinau. Jo, nori, kad aš išleisčiau į lauką. Aš galvoju, gal mes šį vakarą galime atsisveikinti. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū ir tau už pašnekesį. Aš manau, kad gal kažkam įdomių idėjų pažėrėm, įdomių pamastymų. Dėkinga tiem, kas įsitraukėt į pokalbį.
palaikinot, galbūt pasiekėt vieną ar kitą iš mūsų, kurios dar nesekat, nes vis tiek mes su Asta abi dalinomės daug įdomaus turinio, Asta iš tų daugiau psichologinių, galbūt sakyčiau, aspektų netgi daugiau patyrinėjai. Aš įvairiai, kas liečia sveikatingumo, alternatyvą, mediciną. Va, Renata rašo, kad dėkoju, buvo įdomu klausyti. Nuoširdžiai ačiū, malonu susipažinti, Renata. Tikiuosi, kad dar kažkuriais keliais pasimatysim. Ir ačiū tau, Asta. Ačiū tau ir ačiū Dėra už moderavimą. Ir ačiū už dovaną, žodžiu, ačiū ir iki kito pasimatymo.